Taip nesuvažiavęs į bekelę. Nu ką, sveiki visi, vėl važiuosim savo vadatūrų, lengvai pasivažinėti, yra gražios technikos šiandien. X-as tai iš viso iš kosmoso srities. Pasivažinėsim šiandien kažkur aplink Varėną, geležinkelio takiukais, na ir ką. Laukia rami diena, pailsėsim, pasivažinėsim per smėliuką, pakvepuosim pušų mišku. Labas, katinėlė. Čia kaip mūsų Fordas buvo. Jo, atrodo panašiai tikrai Fordą. BMW akivaizdžiai papozuot atvažiavo šiandien. Gali pykti. Atsimenu, šitą BMW gerokai pasikeitė. Tas mėlynas foresteriukas atrodo per gražus čia būt šiandieną. Ratlankiai švarus, gražus. Kėbulas atrodo irgi nesubraižytas. Eina savo. Gražiai paaukštintas. Išsileidom padangas iki 0,9 atmosferų ir važiuojam į turo pradžią. Tai toks jausmas, kad mašina 4 kart paminkštėjo, išsileidus iš 2,4 atmosferos. Nu ką, viskas, pradedam braižyti mašinų šonus. Braižom šonus. Esam prie Varėnos, tai mūsų šiandienos kelio danga bus smėlynai ir pušynai šonuose, kurie braižys mašinas. Nieko atrodo, panašu, kad nieko sunkaus nebus. Šiauliuose pavasaris truputėlį smogia stipriau nei aplink Varėną. Čia daug smėlio ir sausa. Tai gerai, blogai. Privažiuojam prie medžio. Labai įdomu, ar visi tilps, ne? Tai rodo, ne visi telpa. Gerai, kad kiti padangas vežas ant stogo iki mūsų pasirūpino. Truputį stačiau ir nebėra kur važiuoti. Gerai, einam apžiūrėti geležinkelio tiltą. Čia žiūriu, kad bus biškelį iššūkis praeiti. Jau yra ir kas ant tilto. Glūkio geležinkelio tiltas per Varėnę, kurį susprogdino besitraukianti caro kariuomenė Pirmojo pasaulinio karo metu 1915 metais. Grįžtam į prabangų kelią. Senoji Varėna su savo Eifelio bokštu. Atvykome į trumpą stotelę. Trumpą stotelę. Maestro. Kokia gėda. Kad tik tokias bėdas būtų. Va tas nelemtas švisoforas. Būtum važiavęs. Aš darau, reikia ramiai važiuoti. 2 sekundėm anksčiau. Šiandienos tikslas grįžti namo. Aha. 3, 2, 1. Kazas dugnas. Nebijo. Be spaudimo. Galėtų taip nebėgti. Dėl to mes sisioja dėlį. Karšta. Priprasi. Nu aš tiek daug, net aš turiu litrą atsargai. Aš turiu raudoną. Ne, nemaišysimės čia. Nu, rodykit pinigus. Kur jūs? Bet turėtų būti. 5 centų turiu. 5 centų mažesnis. Ką aš čia davau? Irgi mažas. O 5 eurų monetos neturit? Ai, jau yra. Jau yra, bet... Nu, bet vis tiek gal bus geriau. Kas turi dar 2 eurus? Konkretus minusas. Mašina minusas. Ne, neišimsiu čia dabar. Kas turi dar 2 eurus? Kažkas dar siūlė. Kratysis jums mašina. Tai kažką... Biški, Gal aš turiu kaibą didesnę, gal jūs. Gerai, baigiam remontus. Pasirodo, taip smarkiai gazavau, kad pramušiau EGR vožtuvo išmetimo vamzdelį. Tada pradėjo leist dujas, tai jeigu būčiau toliau važiavęs, būtų užsidegęs variklis, tai sustojom, dėjom 2 eurų monetą, kad užglušinti tą, tada pametėm EGR-inio termostato tarpinėlę, tai kažkas pasiūlė labai gerą sprendimą su guminė izoliacija užvynioti, tai turėtų šiandien užtekti tokių pataisimų, jeigu ne, matysim. Antifrizą biškį dabar trūksta, bet nusipirksim degalinį, kai jau būsim. Nes vis tiek laukia ne taip šilta, tai nieko tokio. 10 km bus toks kelias ir privažiuosime bunkerį. Kalbėjau su partizano Tigro dukra, atjungė signalizaciją, pažiūrėsim, kaip tenais buvo jisai įsikūręs. Adolfo Ramanausko Vanago vadavietė.
Bunkeris partizanų buvo iškastas 1945 metais ant aukšto Merkio skardžio šalia tvarto, kuriame buvo padarytas įėjimas ir kelių metrų tunelis į bunkerį. Bunkeris nebuvo išaiškintas, tačiau žinančių apie jo buvimą atsirado daugiau ir jame gyventi pasidarė nesaugu. Todėl sulaukus 1946 metų pavasario jis buvo pačių partizanų užgriautas ir vadavietė perkelta į vasarinį bunkerį. Na, persunti subarikai, vos spėju. Užteks man vieną susisukimą. Kokia gėda. O, nusileidimas nuo kalno. Ir tada užkilimas. Mes tiesiai važiuosime. Jau, mums jokių problemų. Iksai už mūsų irgi. Važiuojam prie upės. Upė yra. Gal Merkys, nežinau, dabar nematau. Įdomiau čia. Pravažiavo posūkį kažkas. Oi, saulė, vasara tikra. Aplankėme ir stumbrų gyvenvietę, bet pavyko rasti tik vieną stumbrą besikasantį nugarą. Kiti turbūt miegojo. Jo, gal Jorkui būt nieko bloga. Bent medžių nereik traukėt. Aplink Varėną miškuose pilna smėliuotų keliukų ir kas smagu, kad netrūksta įkalnių. Važiuojant dideliu tempu, ne visiems iš pirmo karto pavyksta įkopti įkalnes, bet nieko baisaus. Visi padeda visiems ir kolona greitai vėl susirenka į krūvą. Bet čia pavasaris tikrai kitoks nei Šiaurės Lietuvoje. Galima pagalvoti, kad žiemos su daug sniego ir nebuvo. Tikra dykuma čia pas mus. Vasara, smėlynai, karšta, dulkės. Duobės. Biškį pasakiukų. Ta pusė būtų sunkiau. Geras tikrai keliukas. Pravažiavom posūkį, o man su per didelę mašiną paprasčiau kelis šimtus metrų važiuoti atbulom, nei apsisukinėti miške. Aiškiai baisu. Šiaip tikrai nebaisu.
Nu, kalnas, žinai, ne į kalną. Nuleisimės nuo kažkokio didžiulio kalno. Neįsivaizduoju, kas laukia, bet turbūt bus baisu. Aukti kamervanas išlipa. Status kalnas. Jo status. Nežinau dabar jau. Oho. Viskas gerai, nusileisti, neužkilti. Kur stabdžiai? Nelabai klausom. Kilti sukite į kairę nusileidus. Kas nenori kilti, sukite į dešinę paskui mane. Aš nemanau, kad aš užkilsiu. Aš realistas esu. Bet aš pabandysiu. Be problemyčių, va. Ragas. Uiuiuiuiui. Uiuiui. Čia tas, kur barškėjo. Tai nebebarškės. Jo. Pusės kas nors ir užtrauksi viršų. Aš sakiau, kad paeisim peškom namo. Radot gedimą. Kaip čia lūžo tas raktas? Nežinau. Atsargiai. Kaip? Jeigu mašina pradėtų ridentis į apačią. Tai čia finišas ir yra. Ne. Čia finišas ir yra. Čia centraliuko prie bažnyčios. Panašu, kad čia Honda, visi vairuojami ratai. O, čia kažkaip galas vairuojamas. Bandė krabu, bet nesigavo. Ai, čia Hammeris elektrinis. Jaučiu ir kabink už tos, nes anas ratas stabdys jaučiu. Nebūtum išsikasęs duobių, būtum prašokęs. Yra potencialo. Land Roveris tikrai kils. Kils. Užkilo. Starto ar važiuojas? Ar tu turbūt važiuoji? Supratau, tada 60 duota frakcijas. Dėl šventos ramybės, paskutinis. Dar valdy. Namo, Augustai, važiuojam, namo!
teismą aplenkiam, kaip tik. Čia jau tikras chavosėlis gali. Visada galiorka pašėlus. Gerai, nieko. Wow, kiek dulkių. O. Gerai, čia atrodo saulė. Suklydo. Ne, saulė tai vėl išėjus. Taip, Būtų naktis. važiuojame į vakarus. Mums reikia į šiaurę. Į mūsų šiaurinę pusę, taip? Mhm. Mums reikia labai į šiaurę. Nu, bet į šiaurės vakaras mums reikia. Ne visi. Kažkaip reikia pabūktelti. Arba tu gali važiuoti, aš... Jo, jam. Minkštai, dar tempukas. Tai nebent greitį truputėlį sumažinti, nes kaip namo. Sutema. Netgi sutema bevažiuojant. O, perbrasta. Pagaliau. Mūsų žadėta brasta. Marudis, gali 100 plitas gal ant išgerį, nežinau. Normaliai. Visa. Nu va. Išsipurvino mašiną. Nežinau, ar kada nors baigsis šitą kelionę. Turbūt, kad ne. Pradėjome anksti ryte ir jau sutemo mes dar kažkur tai miške. Tikiuosi grįšim namo. Nu gerai, viskas panašu, kad pabaigtuvės. Visi parkuoja. Nu ką važiuojam, reikia raciją atiduoti. Ai, tu man racijai iš dūmų tiesiog. Taip. Važiuojam? AVD turas baigėsi, gerokai mus išvarginęs, nes visą dieną lėkėm miško keliukais ir puraus smėlio kalniukais. Dzūkija tikrai skiriasi nuo Šiaulių pelkyno, miškų čia gerokai daugiau ir jie lengvai pravažiuojami. Labai patiko pasivažinėti nebūtame Lietuvos krašte ir susipažinti su Varėnos miestelio istorija. Kelionė su AVD turu ne vien kapstymasis po bekelę, bet pažintiniai turistiniai pasivažinėjimai aplankant sunkiai pravažiuojamas vietas. Rekomenduoju. O šiam kartui tiek. Mums dar reikia parvažiuoti 270 km iki namų. Ate, keista, bet grįžti pavyko sėkmingai, be jokių siurprizų.